Kaip sumažinti nelaimę savo gyvenime? Pagrindinė mūsų ištinkančių nesėkmių, nelaimių ir lygų priežastis yra mūsų padarytos nuodėmės. Dėl to mes ir kenčiame. Tvarka tokia visame pasaulyje. Mūsų padarytos nuodėmės sugrąžinamas atgal ant mūsų nelaimės, nesėkmės ar lygos pavidalu. Biblija akivaizdžiai ir tiesiogiai kalba apie tai, kad blogis, kurį mes padarom, sugrįžta ant mūsų atgal. Nuodėmės padarytos sugrįžta atgal. Kai kas sako, Biblijoje nėra karmos dėsnio, tai aš sakau, Biblijoje yra karmos dėsnis aprašytas geriau negu Indų Vedose arba Upanišaduose. Ir aš tai pailiustruokim. Atsiverskim Patarlių 26 skyrių, 27 eilutę ir paskaitykim. Kas kasa duobę, pats ją įkrinta. Kas parit akmenį, ant to jis sugrįžta. Nuo kalno partinį akmenį, kad ant kažko nugriūtų, sako. O bus tai, kad ant to jis sugrįžta. Ir tiesiog, ir netiesiogiai galima sakyti. Gali ateiti kažkokios kitos formos, bet dažniausiai kitame cikle, jeigu aš ridensiu akmenį nuo kalvos ant žmogaus, bus taip, kad kitam cikle aš eisiu tuo keliu, ant manęs kažkas užritins tą akmenį. 7 psalmę atsiverskim. Nuo 12 iki 16 eilutės paskaitykim. Neatgailaujančiam jis kardą galandą, įtempia lanką ir taiko. Jis paruošė mirties įrankius, nukreipė jį ugninės strėles. Už ką čia taip daro jau Dievas? Pažiūrėkime. Jis pradėjo neteisybę, pastojo piktais sumanimais, pagimdė melą. Nusidėjėlis. Jis padarė ir iškasė duobę, bet pats įgarmėjo į skylę, kurią paruošė. Ir dabar žiūrėkite 16 eilutę, kaip gražiai skamba. Ant jo galvos sugrįš jo pikti sumanimai. Jo smurtas kris jam ant viršūgalių. Ta, ką tu padarai, ant tavęs sugrįš tas pats. Taigi, galim daryti išvadą, visą tai, ką mes gaunam nuo gimimo, vaikystės, kūdikystės, paauglystės iki dabar, kas ateina, tai ateina mūsų pačių padaryti Dievo įstatymo sulaužymas. Gyvenimas toks. Ir žinant šitą dėsnį, gyvenant pagal jį, kokius puikius pamatus pasidėsim. Paskaitykim dar Patarlių 28 psalmę, 57-6 eilutę. Taigi 57 psalmę, 6 eilutę. Kad pailiustruoti, kiek daug Biblija kalba apie karmą. 57 psalmė, 6 eilutė. Jie spendė pinklės mano kojoms, mano siela sugniužė. Jie kasė man duobę, tačiau patys įpuolė į ją. Matot, kokia tvarka. Patys įpuolė į ją. Visur vis tas sugrąžinimas. Tai dabar pažiūrėkime Patarlių 28 skyrių, 10 eilutė. Kas suklaidina teisųjį, čia vadinama papiktinimo nuodėmė, kas suklaidina teisųjį, kad jis eitų piktais keliais, pats įkris į duobę, o nekaltieji paveldės gerybės. Kas suklaidina teisųjį, kad jis eitų piktais keliais, pats įkris į savo duobę, pats bus suklaidintas kada tai. Jeigu iš šitam gyvenime jis jau žino šitą, tai bus kitam ciklė suklaidintas. Neišvengiamai. Pažiūrėkim, 9 psalmę, 15-16 eilutės. 9 psalmę, 15-16 eilutės. Kalba, reiškia, žiūrėkit, kaip apie tą sugrąžinimą, ką pasėsi tapjausi, sako. Į savo išraustą duobę pagonys įkrinta. Į kokią duobę įkrinta pagonys? Į savo išraustą duobę. Niekas už nieką kitą ten neužbaugia. Ką jie patys pasidarė savo? Už tai ir gauna. Jų koja įkliūna į spąstus, pačių pastatytus. Jeigu koja į spąstus įkliūna kokios, pačių pastatytus spąstus. Pats savo pasidarė jis tą. Viešpats apreiškia teisumą. Viešpats apsireiškia, teismas surengia. Nedorėlis įsipainioja į savo rankų darbą. Įsiklausykit. Apibrėžim. Nedorėlis įsipainioja į savo rankų darbą. Bausmė kokia teisme būna? Savo rankų darbą. Niekas nieko, kaip sakoma, už kitą. Kodėl čia taip viskas? Todėl, kad mes kažką padarom. Taip. Pažiūrėkime Ekleziasto 10 skyrius, 8-9 eilutės. Ekleziasto 10 skyrius, 8-9 eilutės. 8-9 eilutės, kur sako. Vėlgi, kas kasa duobę, pats ją įkris. O kas ardo mūrą, tam įgels gyvatė. Kažkam tu bandai išardyti ant jo namus, sugriauti, tam įgels gyvatė. Sako. Kas tašo akmenis, gali susižeisti jais.
O kas skaldo malkas, gali nuo jų nukentėti. Čia kokią gražią alegoriją duoda. Čia kalbagi ne apie šiaip akmentašybą arba malkų kapojimą. Geras dalykas ir akmentašyba ir malkų kapojimas. Taip sušaltų žmonės. Ne, čia kalba apie nuodėmės darymą, ar vadina akmens tašymą arba malkų skaldymą. Taip? Tai sako, kas tašo akmens gali susižeisti jais, o kas skaldo malkas gali nuo jų nukentėti, nuo tų pačių dalykų, nuo tų padarytų, priskaldytų žmogaus dalykų. Matot, eina bausmė. Pasižiūrėkim, patarlių 13 skyrius, 21 eilutė. Nusidėjėlius persekioja nelaimės, pateisiesiems atlyginama gerybėms. Va, puikiausias karmos dėsnio, sakykime, apibrėžimas. Nusidėjėlius persekioja nelaimės. Ką nelaimės persekioja? Nusidėjėlius. Persekioja mane kažkokią nelaimę, aš kažkur nusidėjau, mane persekioja. O teisiesiems atlyginama gerybėms. Kažkas gerai atsitiko, už ką? Už teisumą, kad aš vykdau Dievo įsakymą. Va, paprastas dalykas. Žinant šitą dalyką, matot, kiek galima visko išvengti. Iš Esteros 9 skyrius, 24-25 eilutės. Nes Agagas Hamanas, Hamedatos sūnus, žydų priešas buvo sumanęs sunaikinti žydus ir metė pur, tai yra burtą, kad juos sunaikintų ir žudytų. Kai Estero atėjo pas karalių, jis įsakė raštu, kad Hamano piktas sumanimas kristų ant jo paties galvos, jis ir jo sūnus buvo pakarti. Ir tas piktas sumanimas kristų ant jo paties galvos. Va šitas dėsningumas. Ta, ką mes blogai sumanom arba padarom, tai kris ant mūsų pačių galvos. Apie tai kalba Biblija. Dažnai visi įsivaizduoja, va, toks katalikiškas, krikščioniškas supratimas, kurį visi krikščionys yra priėmę. Iš esmės, sako, nuodėmiauja mūsų nuodėminga prigimtis, todėl kad Adomas ten nusidėjo, mes jau kalti, už tai nelaimės persekė dėl Adomo mūsų, o išganyti mes ne todėl, kad mes gerai vykdom įstatymą, įstatymo darbais mes nebūsim nuteisinti, todėl kad Kristus už mus numirė, rašiausiai. Nei mes patys nusidėjom, reiškia, nei mes patys savęs išganėm. Ne, tai yra didžiausias prieštaravimas Biblijai, koks be gali būti. Nes Biblijos mokslas toks ir yra. Tau gerai už tai, kad tu vykdai įstatymą, tu gauni atpildą. Tau blogai, tu gauni bausmę, nes tu laužai įstatymą. Paprastas dalykas. Ir va tas toks bukas atpirkimo supratimas ir bukas gimtosios nuodėmės supratimas įsigriauna šitą biblinį pagrindinį mokymą. Ir tie patys įtikėjusi kenčia ir kodėl, tokia Dievo valia, mes nežinom kodėl, tiesiog Dievas bando, kas tu jūros kiaulytė, kad tave bandyt su tave bandymus daryti, čia Dievo žeminimas, taip kalbėti, kad Dievas bando žmogų. Ne, tai grįžta atpildas, arba geras, arba blogas. Patarlių 22 skyrius, 8 eilutė, 22:8. Labai gražiai sako, žiūrėkit vėl apie tą sėją ir pjauna. Kas sėja neteisybę, pjauna nelaimės. Jo pykčio rykštė plaka jį. Čia kaip gražiai, žiūrėkit, pasakyta. Kas sėja neteisybę, pjauna nelaimės. Va, iš kur mums nelaimės ateina. Sėja neteisybę, gauni nelaimę. Jo, čia iš mažosios raidės, čia ne apie Dievą kalbą. Jo pykčio rykštė plaka jį. Aš pyku ant kažko ir dariau nuodėmės iš to piktumo parašiausi. Dabar šitą rykštę pykčio mano plaka mane patį. Dievas atlygina už blogus darbus žmonėms tuo pačiu. Pažiūrėkime Ezechielio 7 skyrių. 7 skyrius, 26-27 eilutės. Nelaimė seks nelaimė, gąsdinantis pranešimai bus vienas po kito. Jie veltui ieško pranašų regėjimų, įstatymą nebus pas kunigus ir pritarimo pas vyresniuosius. Karalius gedės, kunigaikščiai bus apimti siaubo, tauta palūš. Dėl ko čia taip? Sako, aš padarysiu jiems taip, kaip jie darė. Teisiu juos taip, kaip jie teisė. Tada jie žinos, kad aš esu viešpats. Dėl ko čia tokias nelaimės užgriuvo, sako, aš padarysiu jiems taip, kaip jie darė. Ir teisiu juos, kaip jie teisė. Kokius seikus seikė, tokiu jiems ir atseikėjim. Maskus dalykas. Va, apie ką kalba Biblija. Biblijai toks mokymas. Jeremijos 7 skyrius, pažiūrėkime, nuo 12 iki 15 eilutė. Eikite į mano buvusią vietą Šilojuje, kur prieš tai buvo mano vardas, ir pažiūrėkite, ką aš ten padariau dėl mano tautos Izraelio darybų. Matot, Šilojus, žinom, buvo sugriautas, bet sako, ką aš ten padariau, dėl ko? Dėl mano tautos Izraelio darybų. Taigi, nelaimės ir bausmės užtraukė nedorybės, ne bet kas kita. Sako dabar, kadangi dabar jūs darote tuos pačius darbus, sako viešpats, ir aš kalbėjau jums anksti atsikeldamas, bet jūs nesiklausit, jūs šaukiu, bet jūs neatsiliepėte, tai namams, kurie vadina mano vardu ir kuriais jūs pasitikite, ir vietai, kurią daviau jūsų tėvams, aš padarysiu taip, kaip padariau Šilojui. Matot, už bausmes ateina visos tos nelaimės.
už bausmes, ne šiaip sau, ne dėl kažkokių kitokių dalykų. Tai yra bausmės. Taip pat galim pasižiūrėti pranašo Abdiją 15 eilutę. 15 eilutė. Žiūrėkit, kaip gražiai sako, juk viešpaties diena arti visoms tautoms, kaip tu darei, taip tau darys. Tavo atlygis grįžta tau pačiam. Kaip tu darei, taip tau darys. Tavo atlygis grįžta tau pačiam. Va, už ką visos tos nelaimės ateina. Prisiminkim, žiūrėkit, Dovydas. Dovydas padaro nuodėmę ir kaip nuodėmė sugrįžta atgal. Bausmė iškart. Pažiūrėkim, 2 Samuelio knyga. 2 Samuelio knyga, 12 skyrius. 2 Samuelio, 12 skyrius, nuo 9 iki 18 eilutės. 12 skyrius 2 Samuelio, nuo 9 iki 18 eilutės. Žiūrėkit, žinot, Dovydo nuodėmė, jisai paėmė svetimą žmoną, o jos vyrą pasistengė, kad būtų jo nužudytas. Ir dabar žiūrėkit, ateina pranašas Natanas ir sako, žiūrėkit, kodėl paniekinai viešpaties įsakymą, piktai elgdamasis jo akivaizdai, tu nužudei Hetitą Uriją, amonitų kardu ir pasiėmė jo žmoną. Dabar kardas visada lydės tavo namus, nes tu paniekinai mane ir pasiėmė Hetitą Uriją žmoną. Aš pakelsiu prieš tave pyktą iš tavo paties namų. Tau matant tavo žmonas atiduosiu tavo artimui ir jis suguls su tavo žmonomis prieš saulę. Tu tai darei slaptai, bet aš darysiu visam Izraeliui matant saulę šviesoj. Matot, kaip yra sakoma, Dovydas tarė Natanui, aš nusidėjau viešpačiui. Natanas sakė Dovydui, viešpats pašalino tavo nuodėmę, tu nemirsi. Bet kadangi davei progos viešpatės priešams Dievą niekinti, sūnus, kuris tau gimė, mirs. Natanas nuėjo į savo namus, o viešpats ištiko kūdikį, kurį jo žmona pagimdė Dovydui ir tas sunkiai susirgo. Dovydas maldavo Dievo dėl savo vaiko, jis pasnikavo ir pasišalinęs gulė ant žemės visą naktį. Jo namų vyresnieji atėjo norėjo pakelti nuo žemės, bet jis nesikėlė ir nevalgė su jais. 7 dieną kūdikis mirė. Dovydo tarnai bijojo jam pranešti apie kūdikio mirtį, galvodami dar kūdikiui tebesant gyvam, mes jam kalbėjom, bet jis buvo neperkalbamas. Kai pranešime jam, kad kūdikis mirė, jis gali padaryti ką nors negero. Taigi, matot, paprastas dalykas, reiškia, bausmė iškart grįžta Dovydui, automatiškai. Taigi Dievas už gerus ir šventus darbus atlygina, už piktus darbus ir nuodėmes nubaudžia. Va, iš kur pas žmogų ateina gėris į gyvenimą, sėkmė ir iš kur ateina nelaimės. Būtent dėl to. Pasižiūrėkim, Izaijo 3 skyrių, dar kartą šitą dėsnį, kad čia tikrai, čia ne viena, ne dvi eilutės, kad čia visa Biblija tas kalbė. Izaijo 3 skyrius, pažiūrėkim, 10-11 eilutė. Izaijo 3 skyrius, 10-11 eilutė sako, sakykite teisiesiems, kad jiems bus gerai, nes jie naudosi savo darbų vaisiais. Tas visas gerai, kas tai sėkmė, pasiekimas, sveikata, vis naudosis savo darbų vaisiais. Tai mūsų darbų vaisius, gerų darbų. Sako, vargas nedorėliui, jam bus atlyginta pagal jo darbus. Matot, kaip gražiai pasakyti, jam bus atlyginta pagal jo darbus, nedorėliui. Pažiūrėkim 18 psalmę dar, nuo 22 iki 27 eilutės. Jo įsakymai buvo prieš mane ir nuo jo nuostatų neatsitraukiau. Prieš jį buvau atviras ir saugojausi, kad nenusikalsčiau. Todėl man atlygino viešpats pagal mano teisumą. Pagal mano rankų švarumą jo akyse. Va, kaip atlygino Dievas, pagal teisumą. Gailestingam tu pasirodai gailestingas. Tobulam tobulas. Tyram tu pasirodai tyras. Su sukčium elgiesi suktai. Sukčium elgiesi suktai. Tu gelbsti prispaustuosius, bet pažemini iš didžių žvilgsnių. Ir dar 128 psalmę pažiūrėkime. 1-2 eilutė. 128 psalmė. 1-2 eilutės. Palaimintas kiekvienas, kuris bijosi viešpaties ir vaikščiojo keliais. Tu valgysi iš savo rankų darbo, būsi laimingas, tau gerai seksis. Ta, kas bus. Jeigu laikysi viešpaties, viešpaties statymą, vaikščiosi jo keliais, valgysi savo rankų darbą, būsi laimingas ir tau gerai seksis. Sako. Pažiūrėkime dar 62 psalmę, 12 eilutė. Ir tavo viešpatie yra gailestingumas. Tu atlygini kiekvienam pagal jo darbus. Tu atlygini kiekvienam pagal jo darbus. Ai, čia darbai, čia nieko, čia iš malonės, per tikėjimą ir viskas. Už nuodėmes bausmė arba atlygis ateina dažnai net šito žemėje. Jau ateina, vienokia ar kitokia forma. Patarlių 11:31. Sako, jei teisusis gaus atlyginimą žemėje, tai jo labiau nedorėlis ir nusidėlis. Taigi žemėje jau gaunam šitą atlygį.
Juk šitas gyvenimas yra teismas, mes gaunam atlygį už ano gyvenimą, už ano ciklą padarytus darbus, gerus arba blogus. Lygiai kaip šitas gyvenimas yra medžiaga sekančiam ciklui, sekančiam gyvenimui, kuris bus bausmė arba atlygis už mūsų padarytus gerus arba blogus darbus. Ir taip toliau. Ir visada taip.